Jau kiem 6 nebėra ant kiemą, jisai garaže ir einam pažiūrėti, kaip jis atrodo iš apačios. Sveiki visi video žiūrovai. Nu ką, persirengiau ir dabar jau reiksiu. Gana kalbu, daugiau darbų. Tai, kad jas įvaryti šitą garažą, reikia išvaryti šitą mašiną. Bet ją dar reikia ten dugnas pabaigti, ten posparnį įdėti, ten sutvarkytą mašiną, bet dugną apsaugą ten smulkmė. Bet dabar štai mašinai yra labai daug chlamo. O šitas chlamas reikia kažkur padėti. Ir aš galvoju, kur čia, ką daryti, ir manau, kad atėjo gal laikas o šitą šiukšlyną visą susitvarkyti, nes šiandien realiai reikalingų daiktų nelabai yra. Tai, žodžiu, prie darbo. Žodžiu, susidūrėm su pirmais iššūkiais, pirmom problemam. Neturiu varžtų ilgų. Ypač jau kažkoks prototipas. Paspyriau pagalioko. Nu, Anas dabar tai taip davė, čia tik dėl vaizdą juda visas. Bet nežinau, aš nesu statybininkas, nesu stalius. Bet aišku, čia garažas, nepamirškim. Lentų prisukt moku, spintelai šitų gal irgi išeis kažkaip padaryti. Manau, kad nu šiaip čia gal reiktų laikiklį nupirkt, bet aš čia va 5-tuką. O taip planuoju įdėti pokšt vieną, kitoje pusėje pokšt kitą, bet dabar čia va taip, tai stoja darbai. Ir dabar, kai svarbiausia, tai FKS nėra. Šitą dar nebaigta, nu kaip, manau baigta tvarkyti, bet dar draudimo nėra. Na, su šitam aš tikrai makvežo nelaiksiu. Kažkam irgi neįsiu. Žodžiu, kažkokius kitus darbus darau. O čia kažką tada taip eigoj sugalvosiu. Ką daryti. Nu, biški čia. Gavas taip, kad neturiu uzbą. Bet turėjau geginių kažkokių pripjau. Ten tų senų stalų iš apačios uždėjau. Šių storis vienodas, tai uždėjau ir šitas. Šiaip tai sorė tai laikys. Šitie ar laikys. Nežinau, bet čia biški pornografija. Čia stora tokia rimta lentyna. Čia parnuškė kažkokia. Nežinau. Gal reikia ir apačioj tokį padaryti. Arba bent jau uzbą nupirkti 2 mm. Na, jis bus dvigubai staresnis. Taip, lengviem daiktam čia tik tai nesąvai. Nu, bet visą laiką tai būna. Aš pradedu daryti kažką iš kažko. Ir va, nuo taip iki va taip. Tai reikia apačioj tokį padaryti, ką žinau. Šiandien gal tai paliksim ir tai nusipirksiu uzbą normalaus. Gal net ir tokį padaryti, išgėgint, bet ne, jau trukščio reikės bent. Gal, nu, žodžiu. Kažką. Taigi garažas čia. Porai dienų biški buvau dingis trumpam, bet nemegojau, žodžiu, tai jau kiem 6 nebėra ant kiemą, jisai garaže ir einam pažiūrėti, kaip jis atrodo iš apačios. Krekždė dar vis nepradėta, bet, kaip sakant, dar laikai yra. Nu, ir visas grožis tuoj pasimatys. Taip, ką matom naują šakės, šarnyrai, silimblokai, restauruota vairo kalanėlė, naujas traukės, traversas buvo 100 dažyta, nauji diskai, kaladės, perrengti supartai, nu, dugnas tai čia viskas liudoja, net pakilimo vietas originalė.
Nepolį įdėta. Čia nėra. Žodžiu, irgi viršutinės traukės naujos, apatinės traukės naujos. Gale diskai nuo mortikai matosi, aš tik tai vadinu nauja. Spiroklės naujas. Viskas, žodžiu, visą važiuoklę perrinkta, stabdžių sistema nauja. Rankinė trosai nauja, viskas. Viskas, ką čia matom, yra žiauriai liuks, geras vaizdas šiaip. Tai mašina kaip ir paruošta žiemos miegui. Darbai čia prie jos, kol kas niekada nenusimatė. Tegul pastovi, reikia ir pačiam pagalvoti ir pailsėti. Ir šiaip dar reikia prie šitos mašinas irgi duoti meilės. Bliomba, kiek pasisuka. Ratas, kai mašina ore, bet ant kelio taip nebūna. Žodžiu, gerai, lekiam. Trumpam pailsėti. Kas čia vyksta? Vyksta tiem 6 paruošimą darbai dažymai. Kai žmogus už paruošimus įprašė beveik 1000 eurų, tai trinam patys visko. Nes blemba. Sakytės taupyt ant padangyčių, kad čia kelius vakarus patrinsi ar porą savaičių. Taigi biški apsmoka. Tai trinam. Sustaupys ant padangų, ant etapo, ant nuvažiavimo. Ant viską. Jeigu dar kažkas šitam sezonį iš visą įvyks, nes kol kas tai neaišku, druskininkus uždarė. Nebe kažkas aikštelių lyga, bet viskas bus gerai, tikėkime geriausiai. Da išeiti? Skambinu Jonušką, sako, atvaryk į garažun. Alaus, nealkoholį, nežinomas gersmą. Va, ateinu, davė kempinį. Sako, viską, šitą pusę tau padaryt. Nu tai ir kuo? Trinam. Drožiam. Ant sausą pašiaušmą, kur reiks pašpapliuosmą. Čia tokį, kas įkėlė, tai paliksmą. Nu čia neverta tiek daug žaisti su tuo kėbulu, čiagi. Nu čia aš pasinrėmiau, čia mano biški. Netyčia padaryta. Bet tai, pašiauška, tiesiog dažas priliptų. Aišku, dažyti jau aš matėm, kas moka. Jau ten normaliai kamera nupus ir... Čia, paskui lyberis vis tiek, kur koks ten defektėlis, ten pakoreguosma, lipdukas susidės, viskas bus. Bus puikus spalvyti, turim plius minus nusimatę. Tai bus labai graži mašina. Graži mašina, bet tai drift taksi. Va, Kaip paruošim, taip. neturi. O, aš ko užsiminėjau, tai nupirkam loką, neaišku kokį. Nupirkam, vienas nusipirkai. Gerai, nereikia manęs kaltinti, kad aš vienas durnas. Kažkas daryta, vyrinta. Žodžiu, neaišku, iš kur ir kas. Bandėm Kieno čia galas? lokas, tai ne irpas, ne šylas ir ne mandžius, kažkoks hybridas. Nu, šakė panaši, kad kaip ir į tuos pastaruosius išvardintus, bet biški ir niuansų keistų, bet kaip sakant, čia viskas yra kaip ir pusiau biterį, ne? Nu, norėčiau, kad būtų normali mašina, bet dabar jau bus pusiau biteris. Ne, Kaip sakant. viskas reguliuojama, viskas padaro. Žodžiu, biški chleba, bet kažką sugalvosim, nudažysim geltonai, bus irpas, parduosim kaip irpą. 500 eurų. Čia buvo žiauru, šiaip gal nelabai net noriu pasakot. Su Boski susidėjau ir po to ten, kaip tai susidėjau, ten buvo šardyta ir aš ten dėl kažkokių ten priežasčių nelabai atsimenu, dėl to turbūt ir nelabai atsimenu. Nedalyvau pačiuose darbuose, va, Jonuškas su Vaiginiu irgi.
Vyra rydė kaip jauni. Tai pjau grybų nebent. Žodžiu, visų sezonų man mašina kažkaip keistai vairavas. Pasirodė, ten buvo biškai atvirkščiai surinkta, ne taip kaip turėjo ten ir dėl to man labai, va, kaip čia va, matėt, tarpas yra. Tai karočią, pas man tarpa čia nebebuvo, o čia pas man ratas įkliūva. Aš net nelabai gilinaus kaip ir kodėl. Išvažiavau gonkę, suvažiavau, grįžau mašinų garažą pastačiau. Išvažiavau komandiruotėn, grįžau vėl varžybas, vėl išvažiavau nieką nežiūrėjus. Ten be jokių suvedimų, nu. Kaltinau savį ir aplinkybės, kodėl manęs gauna važiuoti. Bet dabar žinau, kas buvo kaltas. Tai nu, tikėkime, ateinantį sezoną bus gerai, nes jau dabar viskas kaip ir gerai sudėta. Bet jeigu šūdas gausis, tai nu, reiks kažką tada vėl suras ką apkaltinti. Džiaugis, kad šitas nieks nežiūri mūsų video. Šitų iškirpsmą. Va. Visą tai buvo mano darbas, mano rankam padaryta. Pats brangiausias ir vertingiausias daiktas vis laik būna rankų darbo daiktas. Nu, dabar galima palisėti biškį, apsvalyt dulkis. Не. O taip lengvai atsisakinėjo. Pirštas. Šakės, dar šit nemačiau kada čia. Ir kaitint ir stokį vamžį ir... Kas gavas? Ištraukiam. Pavyko. Matot, spjauta kažkas. Būta daryta. Dabar gražiai. Kaip mokant, tai kažkaip prašonu dažau. Parodys Jončkai ir valom. Tai važiuosi. O pirmas kembinė. 2 valandas dar išeičiau. Niekada ilgam. O kai mes veikiam, einam pažiūrėti. Bus IRP 0,5 lokas. Labas rytas, mes Vilniui, N40 aikštelė, pirmą kartą čia. Aš nevažiuoju, aš irgi nevažiuoju, mūsų mašinas jau žiemos miegų siema. Aišku, Marčiuką mašina šiais metais pilno etato važiuoja. Nei vienas treniruotės varžybas nepraleistas, Kaišiadoras. Nesklandumai. Blemba, aš jau tos ribatuvus girdžiu, padangų kvapas. Man oda jau šiaušias. Norėčiau iš tikrųjų ir aš važiuoti, bet mašina mano jau viskas kitam sezonui važiuojanti bus. Ką, varam žiūrėti treniruotės.
Pirmas kvalas randas, biškai per vėlai pradėjau filmuoti. Gražiai. Gražiai. Kvalifikacija praeita, 90 taškų. Marčiukas pasiruošęs sporiniai. Važiuos su Klevinsku, su Štyliaus kem 6. Žodžiu, 9 taškų, bet 12 vietą berods ir 11 lyka. Labai čia visiems kažkaip dosniai taškus dalina, tai po 90 ten daug kas gavo realiai. 9, 7, 6, 5, 4, o taip pat. Tai ten turbūt mažiausiai taškų, kas praėjo, Kastytis Marodas praėjo, tai 8 taškai. Top 16 vietai. Tai viso, Marčiukas pasiruošęs 4 porą. Už 5 minučių startas. Einu ir aš jau link startą. Nežinau, man akim tai mažiausiai buvo kovo verta one more time, nes švarus gražus važiavimas buvo. Gal ten jau vienoje vietoje truputį ten atsileido per kėbulą Marčiukas, bet tikrai galvojau, kad arba one more time'as bus, arba gerai, dėl pergalės negaliu pasakyti tiksliai. Ten reiktų dar gal pasižiūrėti video, bet labai buvo panašu. Teisėjai nepanašu, kad ilgai galvoja. Tiesiog persikėjo šitas strigimas top pirmoji kavoj, čia top 3-2 norėjau sakyti, bet čia top 3-2 nėra, top 16 iškart važiuojam. Ir viskas, pakuojamės, lekiam namų čia. Tai žodžiu, biškai prasanalizuota, tai ten, kur aš filmavau, visiškai nesimatė pasistatymas. Ir pasistatymė buvo truputį prisistabdyta, ko daryti ten kaip ir buvo negalima. Tai turbūt tai, aišku, nieko neįtakoja tas prisistabdymas, ta prasme, ten varžovas korekcijų daryti kaip ir neturėjo, bet yra kaip yra. Dedam kitus ratukus ir namo.